Sveiki, šiame video įraše aš pristatysiu, kaipgi paprasta pradėti auginti mikrožalumynus savo namuose. Jums reikės tik tai kelių kintamųjų. Pirmiausia, tai yra mikrožalumynų auginimo dėžutės. Štai jinai taip atrodo. Ir antras kintamasis tai yra būtent mikrožalumynų. Jums tai reikia išsirinkti iš asortimento turimo, kuris nuolatos augs. Aš kiekvieną mėnesį atsisiunčiu naujus mikrožalumynus, juos įsitestuoju, pabandau, pažiūriu, ar kokybiškos yra sėklos. Tai jūs išsirenkat mikrožalumynus. Šiuo atveju čia yra brokolis, brokolio mikrožalumynų auginimo kasetė. Čia viskas yra paruošta. Sėklos yra priklijuotos ekologiškai prie auginimo kilimėlio. Jums ką reikia padaryti, paprasčiausia pasiimti auginimo indelį, įpilti į jį vandens. Va čia mato, toks yra brūkšniukas. Jūs įpilat vandens iki to brūkšniuko, įstatote auginimo kasetę. Auginimo kasetę įstačius vanduo, jisai įsigeria į auginimo kilimėlį, sudrėkina sėklas, jūs dar šiek tiek papurškit iš viršaus su brūkštuku ant vandens ir uždedate dangtelį. Dangtelis yra skirtas tam, kad sėklos, kai pradeda augti, joms reikia iš pradžių tamsos. Kai sėklos pradeda dygti, dangtelis pakyla. Kai dangtelis pakyla, jūs jau matote, kad mikrožalumynas pradeda augti, daigai pradeda kilti viršų, jūs tą dangtelį nuimat ir pastatote savo štai taip vat į šoną, tam, kad jis netrukdytų, o kai jau mikrožalumynai užaugs, jūs juos nusikirpsite, suvalgysite, jūs išimate ir įsistatote naują kasetę, įpilus naują vandens. Dabar apie šį dangtelį šiek tiek informacijos. Kai jūs gausite mikrožalumynus, jie bus supakuoti vienaip ar kitaip į kažkokią pakuotę. Ant tos pakuotės bus etiketė, kurioje bus parodyta, kad galima išsikirpti pavadinimą mikrožalumyno. Pirmį kartą, kai pradėjau, aš norėjau išbandyti 1, 2, 3, 4, 5 rūšies mikrožalumynų ir gavosi taip, kad aš paskui pasimesdavau ir pamiršdavau, kur kokiam indelį aš auginu kokį mikrožalumyną. Todėl šiame dangtelį aš padariau specialų tokį griovelį, kurį jūs tiesiog išsikarpate pavadinimą, tą mažesnę dalelę, ir įsistato čia nais. Ir jūs žinot, ką jūs auginat, kai mikrožalumynas auga. Jeigu bus kelios auginimo dėžutės, jūs prieinat, pasižiūrit, kasgi čia nais pas mus yra favoritas, kas dygsta greičiau. O kai jau mikrožalumynai parodo savo augimo procesą, jie pakelia dangtelį, jūs tą dangtelį tiesiog štai taip įstatote ir užrašas lieka čia nais. Ir jūs gėritės, stebite, kaip jūsų mikrožalumynas auga. Dabar parodysiu, kaip tiesiog praktiškai aktyvuoti tą mūsų mikrožalumyno auginimą. Na ką, tai pradėkime aktyvuoti mūsų mikrožalumyno auginimą. Tai pirmiausia, mes įmam dangtelį. Štai šiame dangtelėje, auginimo indelį, šiame auginimo indelė yra brūkšniukas. Ką mums reikia padaryti? Mes tiesiog pilame vandens iki to brūkšniuko. Jeigu ten šiek tiek ir daugiau, bus nieko baisaus. Svarbu laikytis rekomendacijų, bet ir milimetras į vieną pusę, milimetras į kitą pusę, nieko blogo nepadarys. Ką mes tada darome? Mes imame mūsų mikrožalumynų kasetę ir mes ją įstatome į auginimo indelį jau su vandeniu. Jeigu pastebėsite, vanduo pradeda įsigėrinėti, tavo tamsesnė dalis, vanduo pradeda įsigirinėti į auginimo kasetę. Tada mes paimam tiesiog dar štai su purkštuku, nors tai dėksta jau, mes tiesiog dar šiek tiek papurkškime. Taip, papurkškiam. Ir ką mums reikia daryti? Mums iš tikrųjų kiekvieną rytą reikėtų nepamiršti šiek tiek papurkšti vandeniu ant mūsų mikrožalumynų. Ką mes darom tada? Mes dedame dangtelį ir įstatome išsikirpę, kągi mes šiandien auginam. Tai šiuo atveju čia auga mūsų mikrožalumynas brokolis ir kai jau mikrožalumynai pakels šiek tiek, pradės lysti per kraštus mikrožalumyno daigai, mes tiesiog šitą dangtelį įstatysime čia nais ir mes vis laik prie žinosim, kągi mes čia daiginame, kągi mes čia auginame ir jeigu mums patiks, mes busim, jau vadinkim, išbandę tam tikrą mikrožalumyną ir žinosime, kągi mes čia nais valgom. Šita skylutė, šitas trikampėlis yra paliktas ne veltui, tam, kad tiesiog mes matytume, kiek vandens ir va ten ta riba yra būtent tiek, kiek vandens, stenkitės palaikyti. Tai jeigu, tarkim, trūksta vandens, mes paimam šiek tiek įpilame, nes mikrožalumyno, kas gausis, kad mikrožalumyno
šaknytės, jos leisi žemyn ir jos ims tą vandenį būtent tam, kad jos galėtų aprūpinti save vandeniu. Štai taip visas procesas ir vyksta.